Kas nesate buvę negyvoje jūroje, kviečiu jumis į plūduriavimo kapsulę. Čia yra vanduo prisotintas espemo druska, kuri labai teigiamai įtakoja mūsų visas fiziologinės struktūras – širdis, kraujagyslės, virškinimas, stuburas ir daug kitų dalykų. Bet pagrindinis dalykas tai yra mūsų emocinė būsena. Energetinė prasme tai yra visiškas sugrįžimas į motinos įsčias. Tai mes paliekam skausmą, nuoskaudas, visą praeitį, nusivylimus ir taip toliau. Ir sugrįžtume į patį save, į savo sielą, į savo esybę. Tai kviečiu jūs apsilankyti. Plūduriavimo kapsulę mes klientui darėme biorezonansinį tyrimą, tai energetinis laukas, auros ir kiniečių meridianai. Iš tikrųjų, turime įspūdingus pokyčius. Aura gal šiek tiek norėjusi kaip ir geriau, vis dėlto čia tokie įplyšimai matosi, ne? Bet principė yra labai gerai. O ką mes turime dėl čakrų? Čakros taip pat po 1, po 2 punktus, principė visur pasikeitė ant 30%. O tai yra, kaip pirmas seansas, yra labai įspūdingas rezultatas. Kas liečia kiniečius meridianus, kai matote šitas ratas, ne, o čia yra po seanso tiesiog idealu. Taip aš tik galiu pasidžiaugti už klientą, kai jis iš tikrųjų sugrįžo į motinos įsčias ir pabuvo su savim. Taip kad palinkėsim jam sėkmės.